uždaroji akcinė bendrovė Rietavo turgus. Organizuojant pirmąjį tarptautinį konkursą festivalį Mykolo Kleopo Oginskio perlai Rietave, ši organizacija tapo pagrindiniais mūsų organizuojamo renginio rėmėjais. Todėl norime labai padėkoti šiai organizacijai ir jos savininkams, ponams Vladislavui Adomavičiui ir Jolantai Garbiniai, už prisidėjimą puoselėjant Rietavo krašto kultūros renginius. Ir taip pat labai tikimės, kad artėjant 250-osioms gimimo metinėms žymaus kompozitoriaus kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio ir 2015 metams, kurie yra paskelbti UNESCO Mykolo Kleopo Oginskio metais, su šia organizacija dar glaudesnio bendradarbiavimo, kuris paskatins ir kitus verslo atstovus bei įstaigas prisidėti prie Rietavo krašto kultūros puoselėjimo. Rietavo turgus – tai didžiausias turgus vakarų Lietuvoje, užimantis apie 20 hektarų plotą, dar vadinamas Žemaitijos turgumi, kuriame galima įsigyti visko, ko trokšta širdis. Gausiausia čia technikos pasiūla, pradedant detalėmis, baigiant įvairiausiamis mašinomis. Rietavo turguje taip pat prekiaujama ūkinėmis pramoninėmis prekėmis, namų apyvokos daiktais, santechnika, amatininkų gaminiais, statybinėmis medžiagomis, maisto produktais ir drabužiais. Čia galima įsigyti senų, antikvarinių arba naudotų daiktų, parvežtų iš užsienio šalių. Per savaitgalį Rietavo turguje apsilanko nuo 1 iki 2 tūkstančių pardavėjų ir apie 15–20 tūkstančių pirkėjų. Draugaujant, bendraujant su kultūros žmonėmis ir verslui sekas geriau, nes tai vis tik tai yra verslo žmonės turi ką nors pasisemti iš kultūros, iš meno, ir žmonės nuo to tik tai verslininkai tobulėja, gražėja.